Labdien! Es esmu Šauļu universitātes docente. Mans vārds ir Regīna, uzvārds Kvašīte. Šodien mēs mācīsimies latviešu valodu. Sāksim pirmo stundu. Turbūt supratote, kad prisistačiau latviškai ir visas tekstas turėjo jums būti gana aiškus, gal išskyrus paskutinį sakinį. Tai pasiūliau pradėti pirmąją pamoką. Ir prieš pradedant gilintis į latvių kalbos subtilybės ir gretinti su lietuvių kalba, reikėtų išmokti pasisveikinti. Šioje skaidrėje jūs matote keletą pasisveikinimo galimybių. Aš jau pavartojau pasisveikinimą labdien. Taip pat mes sveikinamės ir iš ryto, sako latviai labryt, o vakare sako labvakar. Skaidrėse jūs matote pabrauktus skiemenis, kurie yra kirčiuojami. Ir pabraukiau šiuose žodžiuose tuos skiemenis todėl, kad šiaip jau latvių kalboje, lyginant su lietuvių kalba, dažniausiai yra kirčiuojamas pirmas skiemuo, taigi latviams kirčiavimas ypatingų sunkumų nekelia. O šie žodžiai yra duriniai, tai truputį kitaip kirčiuojama. Ir jeigu palygintumėte su lietuvių kalbos pasisveikinimais, tai matote, kad yra nubrauktos atmestos galūnės ir sutraukti abu žodžiai į vieną. Dar latviai, jeigu yra situacija neoficiali, gali sveikintis irgi panašiai kaip ir lietuviai, kirčiuos kitaip, sakys sveiks, jeigu kreipsis į vyrą, arba sveika, jeigu kreipsis į moterį. O jeigu žmonių bus daugiau, tai gali sakyti sveiki arba sveikas. Ir matote, dar esu parašiusi ir tokį šnekamosios kalbos žodelį, tai yra čiau, kuris taip pat lietuviams yra žinomas, bet lietuviai juo atsisveikina. O latviai gali ir pasisveikinti, ir atsisveikinti, aišku, jeigu tam yra tinkama situacija. Tai oficialioj auditorijoje, turbūt nebus labai tinkamas, bet su draugais kodėlgi ne. Taip, ir pasisveikinimo frazėse keletą dalykėlių jau pastebėjote, kuo skiriasi latvių kalbos raidės, tai dabar plačiau ir pakalbėsim apie tai. Tai pirmiausia apie latvių kalbos balses. Kaip ir lietuvių kalboje, latvių kalboje taip pat yra trumposios ir ilgosios balsės, skiriasi tik jų garsai tokie, bet raidės skiriasi. Tai, trumposios, aišku, tokios pat kaip ir lietuvių kalboje, bet ilgumas yra žymimas tik brūkšneliu virš raidės. Ir 4 tokios poros yra, tai trumpoji A, ilgoji A, trumpoji E, ilgoji E, trumpoji I, ilgoji I ir trumpoji U, ilgoji U. Tai palyginus tas raidės su lietuvių kalbos, tai tik vienintelė U atitinka lietuvių kalbos sistemą ir rašybą. Ir keletas pavyzdžių, o iš tikrųjų šie pavyzdžiai, tokius parinkau sąmoningai, galvodama apie tai, kad norėčiau parodyti jums skirtumą. Jeigu aš pasakysiu, ištarsiu trumpąją balsę sals, tai norėsiu pasakyti žodį šaltis. O jeigu ištarsiu žodį sals, ką jūs matote parašytą skaidrėje, tai reiškia druska. Panašiai su žodžiu masa, jeigu balsė ilga, tai reiškia sesuo, o jeigu sakysiu masa, tai noriu pavartoti lietuvių kalbos žodžio masė atitikmenį, tai jau bus tarptautinis žodis. Panašiai ir vazė, čia su trumpąja balse tokio analogo nėra. Aišku, tokių pavyzdžių nėra labai daug, bet specialiai parankioti galima, kai trumpumas arba ilgumas skiria žodžių reikšmes.
Tas pats atsitinka ir su žodžiu melė. Jeigu aš sakau melė ir rašysiu su trumpąja e, tai norėsiu pasakyti melagė. O jeigu sakau melė, tai yra liežuvis. Na, ir dar keletas čia pavyzdžių, matote. Berns, vaikas, tėvs, tėvas. Na, trečioji balsių pora, trumpoji i ir ilgoji i. Tai trumpąją i sakysiu žodį pilė, tai yra lašas, o pylė, gal kai kas iš jūsų ir galėtų atspėti, ką tai reiškia, ypač tai turėtų būti lengva žemaičiams, nes pylė yra antis. Na, dar vienas pavyzdys. Zylė, tai gali būti ir gilė, ir zylė paukštukas. Na, dažniau latviai sako zylytė, bet galima ir forma nemažybinė. Ir zymulis pieštukas. Taip. Ir su balse u tie pavyzdžiai tokie, bent jau parašyta panašiai kaip ir lietuviškai. Na, o reikšmės šių žodžių ūdens tai vanduo, upis apuokas, na, o lūpa turėtų būti aišku ir be vertimo. Na ir dabar dar keletą mandagumo frazių, ar šiaip žodelių būtų verta išmokti ir pasižiūrėti. Tai kai latviai nori kažko prašyti, tai jie sako lūdzu, o jeigu nori padėkoti, sako paldies. Jeigu klausia, kaip sekasi, tai reikėtų sakyti arba ką klajas. Šis klausimas tinka tada, kai nori paklausti, kaip sekasi gyventi, na, būti. O jeigu norite paklausti, kaip sekasi darbai, sekasi galbūt mokslai, tada reikėtų sakyti ką veicas. Na ir matote tos ilgosios balsės, apie kurias mes ką tik kalbėjome, tiksliau aš jums sakiau, tai jos taip ir yra pažymėtos ilgumas brūkšneliu. Na, jeigu norite pasakyti, kad viskas yra gerai, galima sakyti viss kārtībā. Aišku, yra ir kitokių galimybių, čia tokie paprastesni pasakymai. Dabar toks sudėtingesnis atvejis, kai latviai pasirenka frazę laipni lūdzam, tai lietuviams tai galėtų reikšti ir labai prašom arba maloniai prašom, arba sveiki atvykę. Tarkim, laipni lūdzam Šauliuos, sveiki atvykę į Šiaulius. Na ir dar galėtumėt, gali prireikti palinkėti gero apetito, tai latviai sako labu apetyti. Na, skliausteliuose esu parašiusi vardininko formą, tam, kad parodyčiau skirtumą. Lietuviškai tarptautinis žodis, na, aišku, kilmė ta pati, bet yra vyriškosios giminės apetitas, o latvių kalboje yra moteriškosios giminės forma apetytė. Sudėtingiausia, ko gero, ir mano požiūrį, ne tik mano požiūrį, čia ir tų, kurie mokosi latvių kalbos, lietuviai, tai yra latvių kalbos raidė O, kurią reikia tarti arba galima tarti net trejopai. Ištarsime kaip trumpą O nelatviškos kilmės žodžiuose ir kaip ilgą nelatviškos kilmės žodžiuose. Na, atskirti, kada trumpoji, kada ilgoji yra, na, kažkokių teorinių nuostatų nėra, bet, na, tiesiog intuityviai turbūt retai kada suklystama. Tai tarkim, automobilis, opozicija, krokodils, bet balkons, televizors, dators, oktobris, ir trumpoji, ir ilgoji paskutiniam žodžiai. Na, jeigu visi 5 pirmieji žodžiai turbūt yra labai aiškus ir be vertimo, tai galėtų būti neaiškus žodis dators. Dators labai
aktualus žodis, naujas. Jis tiesa yra latvių pačių padarytas, bet kilmė jo yra nelatviška, todėl ir tarimas atitinka tą nelatviškos kilmės. Tai reiškia kompiuteris. Ir padarytas yra iš žodžio datai, duomenys ir ors kaip prietaisui pavadinti priesagą. Taip, o latviškos kilmės žodžiuose, kaip ir matote čia kiti pavyzdžiai, turime šią raidę O tarti kaip uo. Ir, jeigu girdėčiau jūs tariant šios žodžius, tai o norėčiau pasitikrinti, ar taisyklingai užsirašėte, tai dažniausiai turbūt paklausčiau, kiek raidžių parašėte, nes raidės yra 3, o kai tariame, garsai yra 4. Tai uoga, uosis, suols, šių žodžių reikšmės atitinka visiškai lietuvių kalbos žodžių reikšmės. Suols, suolas, tai galūnė kitokia, o uozuols, girdite, ištariau 2 kartus uo, dvi balses, tai yra ąžuolas. Išimtis, kaip išimti norėčiau paminėti žodį ruoze, nors kilmė yra tikrai nelatviška, bet senas skolinys ir tariamas su dvibalse uo. Dar keletą mandagumo frazių. Jeigu latviai nori atsiprašyti, gali pasirinkti keletą formų. Vieno žmogaus atsiprašydami jie sakys piedod arba atvaino, o jeigu kreipsis į grupę žmonių, tada bus piedodiet, daugiskaitos forma, arba atvainojiet. O jeigu norės pasakyti, kad yra labai malonu, sakys liuoti pateikami. L čia yra minkšta, apie minkštasias priebalses netrukus kalbėsiu, pasakysiu kai kurios dalykus, o ši frazė yra, į ją reikėtų atkreipti dėmesį dėl to, kad latvių kalboje taip pat yra žodis labi, kuris pagal skambesį yra panašesnis į lietuviškai labai. Bet labi reiškia gerai, o liuoti yra labai. Tai šitie žodeliai truputį apsunkina gyvenimą, kai reikia pasirinkti tikslę frazę, tikslę formą. Žodis protams, žinoma. Ir dar toks pasakymas, es nesaprotu, aš nesuprantu. Tai, kaip matote, visose šitose frazėse yra raidė O ir visur aš ją ištariau kaip uo, nes tikrai turbūt sutiksite, kad nei vienas iš šitų žodžių nėra svetimos kilmės arba tarptautinis. Jie visi yra latviški ir dėl to turi būti tariama dvibalsė. Ir kaip jau žadėjau, šiek tiek apie latvių kalbos priebalses. Kaip ir balsių yra 4 poros, taip priebalsių taip pat yra 4 poros, kurios skiriasi pagal kietumą ir minkštumą. Daugiau latvių kalboje priebalsių minkštų nėra, o tokios grafemos kaip lietuvių kalboje, tai yra į, kuri žymi minkštumą, latvių kalboje irgi nėra. Jeigu latviškame žodyje arba latviškuose žodžiuose parašyta į, tai ir yra raidė į ir visą laiką ji bus skaitoma būtent kaip raidė, o ne žymės minkštumo. Minkštosios priebalsės minkštumas yra žymimas kableliu po raidę. Ir skaidrėje taip pat matote, kad yra li, ni, ki ir gi. Paskutinis pavyzdys, paskutinė priebalsė truputį grafiškai skiriasi, bet tai yra ir
Suprantama, na tiesa, čia, kadangi yra spausdintinė raidė, tai yra galimybių šiek tiek kitaip žymėti minkštumą ir kableliu po raidę, bet jeigu rašome ranka, tai visada yra žymimas paukščiukas virš raidės, na tiesiog dėl to, kad pati raidė jau yra ilga ir jeigu dar kažkur atsiras koks kablelis apačioj, tai nebelabai bus aišku, ar čia tai raidai priklauso, ar čia gal yra kablelis šiaip sakinyje ir panašiai. Na, žinoma, poligrafiškai arba kompiuteriniuose šriftuose tos galimybės yra šiek tiek kitokios. Bet kuriuo atveju svarbiausia, ką jums reikėtų atsiminti, kad minkštumas žymimas tik kableliu po raidę. Na ir jeigu, kai kalbėjau apie balses, iliustravau, kad gali trumpoji arba ilgoji balsė žodyje skirti žodžių reikšmes, tai kalbant apie priebalses, tokių galimybių nėra turbūt, arba bent jau nesu tokių pavyzdžių aptikusi, bet tas priebalsių skirimas kietųjų ir minkštųjų yra svarbus, kai kalbame apie žodžių formas. Ir bent jau, kai kalbame apie priebalses li ir ni. Jeigu vienaskaitos vardininkas yra bralis, arba gailis, na, jūs matote tos vardininkus parašytus skliaustuose, tai daugiskaita bus brali arba gaili. Ir tada kietoji L virsta minkštąja. Ir panašiai su pavyzdžiais, kai yra priebalsė ni. Tai suns yra vienaskaitos vardininkas, o reiškia šuo. O daugiskaita, jeigu nori pasakyti šunis, tai reikia sakyti suni ir N minkšta. Ir dar vienas pavyzdys, įgaunis, tai tautybės pavadinimas ir tiek latviams, tiek lietuviams šios tautos žmonės turėtų būti artimi, tai yra estas, o jeigu norime pasakyti estai, turime sakyti įgauni ir tada N jau yra minkšta, atitinkamai pažymėta. Priebalsės ki ir ji formų neskiria, na, jos tiesiog yra arba kietos, arba minkštos vienam ar kitam tam tikram žodį. Arba gali būti ir kieta, ir minkšta. Kaip matote, paskutinis žodelis kačis, pirmoji kietoji priebalsė, antra minkštoji. Na, o kačis šį žodį pasirinkau dėl to, kad būtų pusiausvyra tarp tų, kurie mėgsta šunis ir tų, kurie mėgsta kates. Tai kačis yra katinas. Kirsis, vyšnia ir zatis, zuikis arba kiškis. Tai žodžiai, kuriuose K yra minkšta. Ir su G žodis giminė, šeima, kūdis, laivas ir gitara, na, tarptautinis žodis, turbūt vertimo kaip ir nereikėtų. Taip. Latvių kalbos dvibalsės, na, jos beveik niekuo nesiskiria nuo lietuvių kalbos dvibalsių, bet pasirinkau aš jas čia parodyti dėl to, kad na, pamatytumėte, jog jeigu yra dvibalsė, tai negali būti jokio ilgumo. Kitaip tariant, dvibalsėse ilgumas nežymimas. Ir kodėl tai sakau? Todėl, kad dažnai yra klausiama, o kaip žinoti, kada reikia rašyti ilgąją balsę, o kada jos nereikia. Tai dėja, na, yra tam tikros taisyklės, bet jos tikrai neapima visa kalbos sistema. Na, tiesiog atsakymas dažniausiai būna reikia išgirsti ir atitinkamai pažymėti. Bet kai kurie tokie niuansai, kai tikrai gali atsiminti, kad na, čia jau tikrai nebus tos ilgosios balsės, arba kaip tik atvirkščiai bus ilgoji balsė, vis dėlto galima tokių dalykų rasti. Tai šiuo atveju, kalbant apie dvi balsės, kaip tik tas atvejis, kai jeigu dvi balsės yra šalia, tai dvi balsė, tai ilgumo ženklo žymėti nereikia.
Na, o žodžių šioje skaidrėje, pavyzdžių, parinkau tokius pavyzdžius pasirinkau, kurie arba labai mažai skiriasi nuo lietuvių kalbos, tai yra laimė arba saulė. Kirčiuojame pirmą skiemenį, kaip jau buvau sakiusi, ir galūnė yra o ne bet latvių kalboje kitokios galūnės ir nėra. Na, jeigu kalbam apie galūnės dar šiek tiek vėliau pasakysiu jums. Pasirinkau dviejų mums svarbių tautybių pavadinimus, tai yra lietuvieši ir latvieši, na, kad būtų ir prie estų šalia, nes žodį estas ką tik išgirdote, tai buvo įgaunis. Ir pasirinkau pailiustruoti, kaip vadiname mūsų baltų kalbas. Lietuviešų valoda ir latviešų valoda. Na, čia yra dvibalsių ir žodyje valoda yra raidė o, kurią tariame kaip uo. Ir, na, o valoda reiškia kalba. Kai galvojau, kokiu žodžiu iliustruoti dvibalsę ei, pamaniau, kad turbūt pirmiausia, kas ateina į galvą, tai yra meita, dukra ir meitenė, mergaitė. Abiejose žodžiuose yra dvibalsė ei. Yra dar ir dvibalsė ui, tai, na, žodis muita, kuris atitinka ir muitinė, ir muita lietuvių kalboje, tai viena forma. Ir taip išskyriau truputį kitokį pavyzdį, nes yra priebalsė latvių kalboje iu, bet parašytos jos mes taip nerašome, rašome dažniausiai priebalsę v, bet ištariame kaip jau. Tai pavyzdys 20, galime patikrinti, yra padarytas darinys iš dviejų žodžių, sakome 20, ir tada labai aiškiai girdime, kad tame žodyje yra priebalsė. Ir atitinkamai taip ir rašome, bet tariame iu. Tai tiek apie dvibalses. Na ir dabar jūs jau šiek tiek sužinojote apie balses, priebalses ir dvibalses ir norėčiau užduoti keletą klausimų. Nu, čia matysite ir klausimą, ir atsakymą parašytą, tai galite ir kartu su manimi pabandyti perskaityti, ištarti tuos klausimus ir atsakyti į juos. Tai jeigu aš klausiu, vai tu proti lietuviešų valodų, tai noriu sužinoti, ar tu moki lietuvių kalbą. Na, o atsakymas prasideda patvirtinančiu žodeliu, sakau, ja, es protu lietuviešų valodų. Taip, aš moku lietuvių kalbą. O dabar, jeigu aš jūsų klausčiau, vai tu proti latviešų valodų? Na, turbūt dauguma iš jūsų pasakytų, kad nemoka. Na, neigimo žodelis latvių kalboje yra ne. Ne, es neprotu latviešu valodų. Na, o struktūriškai panašiai kaip ir lietuvių kalboje. Moku, nemoku. Ja? Ir su priešdėliu ne, neprotu. Ir pagaliau, na, jeigu jūs žiūrite šį įrašą, tai turbūt jūs galėtumėte sakyti, es mācos latviešu valodu. Aš mokausi latvių kalbos. Taigi, iš šių klausimų ir atsakymų jūsų žodžių bagažas pasipildė dar naujais žodeliais, kurie taip pat yra labai svarbus. Ja ir ne. Na ir šie žodžiai kaip tik yra iš tos grupės žodžių, kur tikrai visada turi būti rašoma ilgoji balsė, tai yra turi būti pažymėtas ilgumas brūkšneliu virš raidės. Na, dabar ta pradžia galbūt atrodė tokia nelabai sudėtinga, nedaug tų skirtumų tarp lietuvių ir latvių kalbos yra.
Bet dabar norėčiau jums pasiūlyti ir šioje skaidrėje vėlgi esu sugrupavusi žodžius. Tai pirmas stulpelis tai yra latvių kalbos žodžiai, kurie, bent jau pasižiūrėjus į juos, tikrai niekuo nesiskiria nuo lietuvių žodžių ir čia kiekvienas ir reikšmę žinosite, tik nepamirškite, ką pasakiau apie kirčiavimą. Latvių kalbos žodžiai dažniausiai yra kirčiuojamas, latvių kalbos žodžiuose dažniausiai kirčiuojamas pirmas skiemuo. Tai turėčiau skaityti pavasaris, vasara, diena, pasaka, lietus, medus. Na, o antram stulpelį ne veltui esu parašiusi tokį orientacinį žodelį reikšmė. Tai jau turite būti atsargus ir, nors žodžiai tikrai labai lietuviškai atrodo, net jeigu ir sukirčiuosite, aišku, perskaitysite latviškai, bet čia jau pavojų kelia tai, kad reikšmės yra visiškai kitokios nei jums iš pirmo žvilgsnio atrodo. Ir dabar pasižiūrėkite, kasgi čia yra. Tai skuola yra mokykla, uola latviškai kiaušinis, nauda pinigai, bauda mėgavimasis, spalva plunksna, deja šokis. Na, o šalia esu parašiusi tuos atitikmenis, kurie labiausia, kurie yra, jeigu šios žodžius palygintume lietuviškus žodžius ir kaip mes turėtume juos versti į latvių kalbą. Tai skola yra parāds, ola, jeigu skaitytume taip, kaip parašyta būtų ala, jeigu perskaitytume pagal latviškąją tradiciją su dvibalsiu uo, uola būtų klins, nauda labums, bauda, jeigu latviškai tai reiškia bauda buvo mėgavimasis, tai bauda, aišku, lietuviškai nieko gero, čia su mėgavimasi turbūt asociacijų mažai rastume, latviškai bauda yra sots. Spalva krāsa ir deja, tai yra jaustukas, diemžēl, visiškai nesusiję su šokiu. Dar reikėtų nepamiršti, kad tiek lietuvių, tiek latvių kalbos yra baltų kalbos ir turi tam tikrų bendrybių. Tas bendrybės galima, žinant vienokius ar kitokius dėsnius, kurie galioja visose kalbose, atstatyti gana lengvai. Esu skaidrėje jums parašiusi keletą tokių pavyzdžių ir atitikmenis, kaip lietuvių kalbos balsė kokią arba priebalsė bendros kilmės žodžiuose, kokią raidę atitinka latvių kalboje. Tai jeigu bet čia kalbu tik apie bendrosios kilmės žodžius, tai tuos senuosius ir tam tikrų gal teminių grupių žodžius, kuriuos žinojo mūsų protėviai. Tai o lietuvių kalboje, latvių kalba a. Pavyzdžiui, obuolys, abols, labai panašu, arba koja, kāja. Lietuvių dvibalsis mišrusis an latvių kalboje atitinka į o, uo tiksliau, langas, loks, priebalsė k latvių kalboje tai yra c, pavyzdžiui, kepurė arba cepurė, kirvis, cirvis, tikrai matote, kad žodžiai beveik nepakitę, tik pasikeitus viena priebalsė. Lietuvių g, latvių dz, gintaras arba dzintars, lietuvių ž, latvių z, žiema arba ziema, žemė arba zeme. Ir dar viena
viena pora atitikmenų. Tai yra lietuvių š, latvių s. Šienas, siens. Na, tos poros jos balsių ir priebalsių jos tikrai yra tų pavyzdžių dar šiek tiek daugiau lietuvių ir latvių kalbose. Tai dabar esu parašiusi latviškus žodžius, kuriuos norėčiau jums pasiūlyti išsiversti į lietuvių kalbą. Na, čia reikėtų jau pritaikyti tuos dėsnius arba tuos atitikmenis balsių ir priebalsių, kuriuos jums ką tik parodžiau ir apie juos papasakojau. Na, galiu tik tai dar palengvinti šiek tiek šį darbą, jeigu ėmėtės jo ir bandote tai daryti, kad gali būti net keli dėsniai tame, arba keli atitikmenys viename žodyje. Na, turbūt pirmasis žodis bus pats lengviausias, nes čia tik balsę pakeičiame ir reikšmė yra brolis. Tiesa, tas žodis jau buvo, aš juo pasinaudojau tada, kai iliustravau kietųjų minkštųjų priebalsių vartojimą. Daugiskaita buvo bralį paminėta, o čia bralis. Dabar acis, tai reiškia akis, daugiskaita c ir k. Dzervė, gervė, zirnis, žirnis. Na, o dabar jau tokie sudėtingesni truputį. Lacis, kaip matote, ir balsė, ir priebalsė, jos yra, na, atitinka tuos dėsnius. Lietuviškai lokys. Uodze, angis, ir veiksmažodis macīt, mokyti. Vėl ir balsė, ir priebalsė. Pakeičiam pagal nustatytus dėsnius ir gauname žodį lietuvišką. Reikšmės aiškios ir viskas yra aišku. Taip. Dar įdomesni atvejai, tai viena grupė buvo tų žodžių, kurie labai panašus lietuvių latvių kalbose, skiriasi reikšmės. Čia dar keletas tokių pavyzdžių, kur taip pat matome skirtumus tarp latvių ir lietuvių leksikos. Nors atrodytų, kad tas žodis, latviškas žodis yra labai panašus į lietuvių žodį, bet reikšmės truputį kitokias. Tai latvių kalboje zirgs, nors ir skamba panašiai kaip žirgas ir be to ir tas atitikmuo čia galioja, nes tikrai bendros kilmės žodis, bet pagrindinė reikšmė vis dėlto yra arklys. Skirtumas tarp arklio ir žirgo, aišku, yra, vertinimas skiriasi ir stilistiškai kitoks žodis, kitaip mes jį žiūrime. Maksla labai panašu į mokslas, vėlgi tas pats dėsnis formaliai galioja, kai latvių kalboje a, lietuvių kalboje o balsė, bet tai reiškia menas. Berns, vaikas, ne bernas, kurį labai panašu žodis. Dzervene, turbūt pirmiausia asociacijos kiltų su gervuogė, nes dzervė buvo gervė, o vis dėlto dzervene yra spanguolė. Dar toks įdomus pavyzdys, kai tarps labai panašu būtų į tarpas, galbūt ne tik tai sulietuvinam, bet tai yra kirminas. Ir įdomi situacija su žodžiu darbas, kurio atitikmuo lietuvių kalboje yra žinoma, latvių kalboje, atsiprašau, yra darbs, bet darbininkas latviškai stradnieks, nes šiuo atveju tiesiog pagrindu yra pasirinktas kitas žodis, yra veiksmažodis stradat ir tada iš to stradat padarytas darbininko pavadinimas. O yra ir žodis darbinieks, bet tai reiškia darbuotojų, ne fizinio darbo atlikėją, darbininką. Dabar keletą tokių latvių liaudies
išminties žodelių, pasakymų, frazių, turbūt bent jau pirmuosius du lengvai galėsite suprasti, nes žodžiai tikrai nėra sudėtingi. Kāds darbs, tāda alga, koks darbas, toks atlyginimas, tokia alga, kāda māte, tāda meita, kokia motina, tokia dukra. Na, gal ir trečias bus nelabai sudėtingas. Ryts gudrāks par vakaru. Rytas protingesnis už vakarą. Nes latviškai protingas yra gudrs. Mazāk runā, vairāk dari. Mažiau kalbėk, daugiau daryk. Tai jeigu supratote, jeigu atspėjote, tai labai tuo džiaugiuosi, nes turite gebėjimų gretinti lietuvių ir latvių žodžius. Taip, dar apie norėčiau parodyti latvių daiktavardžių galūnes. Skiriasi, aišku, kaip ir lietuvių kalboje, tai yra dviejų giminių, yra vyriškoji ir moteriškoji giminė. Ir tiek vienaskaita, tiek daugiskaita skirtingas galūnes turi. Tik kas būdinga vyriškajai giminiai, tai daugiskaitos visi daiktavardžiai, kurie yra vyriškosios giminės, turi vieną vienodą galūnę, tai yra galūnė į, nors vienaskaitoje, kaip matote, net 4 variantai, 4 skirtingos galūnės. Na, iš tų žodžių, kurie čia parašyti, jums galėtų būti nesuprantamas puisis, tai yra vaikinas, nazis yra peilis, tirgus, turgus. Na, visi kiti vyriškosios giminės žodžiai turėtų būti aiškus. Moteriškosios giminės pavyzdžiai iela gatvė, dziesma daina, upė. Na, aišku, upene juodasis serbentas. Na, ir iš tikrųjų pagal kilmę yra susijęs su žodžiu upė, nes pagal augimo vietą, kai dar buvo nesukultūrinti augalai, tai kaip tik drėgnose vietose augo. Aišku, kad ausis ir valsts valstybė. Na, o daugiskaita galūnės yra kiekvienos, tos pagal galūnės yra skirstomi daiktavardžiai į linksniuotes. O tai, kad jūs turbūt atkreipėte dėmesį, kad galūnė S gali būti ir vyriškosios giminės, ir moteriškosios giminės galūnė, tai iš tikrųjų taip yra, o atskirti galima tik vienu būdu. Reikia moteriškosios giminės daiktavardžius tiesiog išmokti, žinoti, kurie iš jų yra moteriškosios giminės. O visi kiti yra vyriškosios. Iš tikrųjų, dauguma daiktavardžių yra su šia galūne S yra vyriškosios giminės. Taip, na ir tam, kad truputį žvilgtelėtumėte ir į latvių poezijos klasiką, noriu jums pasiūlyti perskaityti ir pasižiūrėti vertimą. Latvių poeto Rainio eilėraštis yra toks visi desmi. Na ir kaip jūs suprantate, orientuota į tai, kad būtų galima mokytis skaičiuoti. Latvių poetas Rainis tikrai yra garsi asmenybė, tikrasis jo vardas Jānis Pliekšanas. Ir kaip tik praėjusiais metais Latvijoje labai plačiai buvo minimas 150 metų nuo jo gimimo. Tai aš jums perskaitysiu latvišką tekstą, o vertimas yra mano pažodinis, tai daugmaž suprasite, apie ką yra kalbama. Raudzīsim, kā to lai darām, kā visus 10 saskaitīt varam. 1, 2, 3, tie citi būs drīz. 4, 5, 6, tie mums arī nav sveši. 7, 8, 9, āreči 9.
pieliec vēl vienu klāt, nu visi 10 ir akurāti. Tai va, kaip matote, eilėraštyje surašyti visi skaičiai nuo 1 iki 10. O šioje skaidrėje, plačiau aš apie tai nekalbėsiu, bet tiesiog esu parašiusi formas ir tikslas buvo vienas svarbiausių parodyti, kad yra vyriško ir moteriško giminė, skaitvardžius galime derinti prie vyriškosios giminės ir prie moteriškosios giminės daiktavardžių. O kitame stulpelėje norėjau parodyti skirtumą, ko nėra lietuvių kalboje. Jeigu latvių tekstuose kažkokioje situacijoje matote parašytą skaičių su tašku, tai jau yra nebe kiekinis, o kelintinis. Tai jeigu bus parašyta 10 klasė, tai reiškia ne 10 klasių, jeigu bus taškelis, o bus 10 klasė ir tas kiekis yra skaičiuojamas. Bet skaičiuoti tikriausiai galite išmokti ir savarankiškai. Ir pabaigai reikėtų išmokti ir atsisveikinti. Pasisveikinti jūs jau mokėjote. Pasisveikinti buvo gal šiek tiek lengviau. Atsisveikinimas yra šiek tiek sudėtingesnis, ypač jeigu paimtume frazę uz redzēšanos. Nes šis atsisveikinimas kaip tik ir yra neutraliausias, visose situacijose tinkamas ir reiškia iki pasimatymo. O visos kitos formulės, visi kiti pasakymai yra tokie labiau kasdieniam bendravimui, neoficialiam bendravimui tinkantis. Ypač žodelis čiau, kurį, kaip aš minėjau, latviai juo pasisveikina ir atsisveikina. Paldies par pirmo stundu! Man patika jums mācīt latviešu valodu. Lai jums labi klājas un veicas darbi. Uz redzēšanos!